Sveiki. Kodėl aš sakau sveiki? Antras vlogas, taip greitai. O magai, kas čia vyksta? Žodžiu, šiandien tiesiog 2 laisvos dienos mano. Ir jos visiškai nelaisvos. Yra reikalų. Sadly. Dabar reikia suvalgyti pusryčius, nusidažyti. Pagal planą aš jau vėluoju, po to nuvažiuoti pasižiūrėti mašiną. Nes man su tėčiu visiškai nesigauna susitikti ir kartu nuvažiuoti pažiūrėti. Nes arba jis dirba, arba aš dirbau. Ir žodžiu, tiesiog pažiūrėsiu mašiną vizualiai, kaip man su ja važiuoti ir patogu, kaip ten interjeras, eksterjeras, ir man viskas patinka, nes vis tiek kitose dalykuose aš visiškai nesiorientuoju. Ir jeigu jį man patiks, tiesiog pasakysiu tėčiu, kad viskas ok, man patinka. Gali dabar kada galėsi atvažiuoti pažiūrėti, kaip ten visi kiti parametrai, kur aš nesusigaudau, variklis. Kas ten dar yra? Stabdžiai. Na ir visa kita. Ir jeigu tiks, tai tada jau gali imti. Po to reikia sutvarkyti butą, nes čia labai didelis chaosas, ypač po vakarykščio vakaro, nes tiesiog tingėjau. Ir tuomet, kada, jau neprisimenu, rytoj važiuoju namo, nes reikia apsikirpti. Ir pasidaryti nagus, finally, nežinau ką daryti, galvoju gal raudoną, because it's for money, pinigų per daug gerai būna, bet tikrai ne mano situacijoje. Tai žodžiu, valgom, dažomės ir važiuojam žiūrėti mašiną. She was a stylish girl. Ne, iš tikrųjų, kad nebūtų šalta galvai, ausim. Atrodo gal baisiai, bet užtat šilta. Viskas, ką reikia žinoti apie suaugusį gyvenimą, when you just don't give a shit how do you look, svarbiausia, kad būtų šilta. O dabar pasidarom skanios kavelės, kad diena būtų gražesnė, nes dabar reikia sutvarkyti visą butą. Visą. Pasidarom kavos ir pradedam dirbti. Nors šiandien neturiu dirbti. Išgeriau vaistų, nes periods hurts
Nežinau, kodėl aš turiu kankintis dėl šito, ką aš šiam gyvenime padariau, kad būtent su manim tai atsitinka. Jau namie. Kodėl šiandien čia, nes čia apsikirpti ir pasidaryti nagus yra kur kas pigiau. Tai žodžiu, nežinau. Manau, kažkur tiek, tipo galiukai, tik galiukus, kad šviežiau atrodyti. Dikai. Gerai, einam. Done and done. Jaučiuosi kaip, nežinau, kaip antrą kartą gimus. Nežinau, kiek čia nukirpo, 1,5 centimetro, gal 2 centimetrus, bet still feels kaip nauja era, nes šiaip paskutinį kartą pas kirpėją buvau vasarą jaučiu, arba prieš metus, gal šiek tiek mažiau. Šiaip aš seniai jau būčiau nuėjus, jeigu ne mano situacija su universitetu, aš apskritai nemėgstu kažkur dabar lankytis tarp pažįstamų, nes aš nenoriu aiškinti. O norisi paaiškinti, kai pasakai tiesą, bet tuo pačiu metu nesinori, nes šiek tiek jaučiasi gėda. Ne tai, kad gėda dėl to, kad tai, nors dėl to, kad tai vyko irgi, bet kaip čia paaiškinti, tiesiog toks jausmas, kad nesupras, o aš nenoriu čia aiškintis. Norisi paaiškinti, bet to pačiu metu nesinori. Tiesiog nesinori niekam pasakoti, nes vis tiek netoks, nelabai čia malonus dalykas, apie kurį norisi rėkti, kad aš taip pasielgiau. Aš net dabar nenoriu čia apie tai sakyti. Nors aš čia realiai apie šitą pasakojau ten spalį. I don't know, bet jo, dabar reikia galbūt kažką gero padaryti, pavyzdžiui, šiek tiek kambarį pasvarkyti ir tada varysim darytis nagus. Nežinau, ką darysiu, galvoju raudonus, arba žalios, arba vieną ranką žalią, kitą raudoną. Bet kažką tokio ryškesnio, nes pavasaris, nors oras šiandien ne pavasariškas, bet nežinau, aš galvoju, kad viskai padarysiu vien raudonus. Raudonas spalva tikrai bus, o kitą spalvą nežinau, kokią mėlyną gal, bet ne. Arba raudona ir žalia, arba tiesiog raudona. Jaučiu tiesiog raudoną padarysiu, because red is for money. Ten mėlynas, tipo santykiams, bet žinokit, man ir pinigų šiuo metu užteks. Man norisi kokio šunyčio, man nenorisi žmogaus būti, man norisi kažkokio gyvūno. Ir girdžiu, kaip miauksi mano katinas tulike, jaučiu, jam reikia palaikymo. Todėl einam palaikyti. Okay, bros and sis. Pasidariau nagus. Šiaip man patinka, bet biški man čia pirštą sutraumavo po nagų. Ten kraujo biški buvo, tai skauda dar. Ir čia darbe susitraumau. Na gerai, čia žaizda kaip ir nedidelė, bet labai nemalonu, dėl to, kad kairė ranka iš kairė rankė. Tai dažnai kažką liečiant, tai labai nesmagu.
Bet, žodžiu, atvažiavau jau į Vilnių, dėja. Nepasikudlinau, kiek norėjau su savo katinu, bet jis ir pats nelabai norėjo. Nu, gal 10 minučių ant rankų pabuvo, paguošiau ir viskas. Šiaip man labai liūdna dėl to, nes 5 metus buvau aš, nu gerai, 4 metus. 4,5, apytiksliai. Buvau aš, o dabar mano mama ir tėtis jam kaip tėvai. Aš jis jau nebėga prie manęs net. Jis net šiandien, kai aš atvažiavau, jis pamatė mane ir toliau gulėjo. Anksčiau jis bėgo pauostyti mane, kaip smirdė tom Vilnium. Sorry, no hate for Vilnius, but not my vibe. Negaliu pasakyti, kad aš norėčiau į Kauną, į Klaipėdą. Ne, aš noriu namo tiesiog, žinai. Nes kai man sakė vienas žmogus, kad aš nenoriu pasilikti Vilniuje, aš noriu sugrįžti, aš tokia, what the fuck, man gal 13 buvo. Ir man norėjusi, ko aš tik neturiu, jūs neįsivaizduoju, vežiausi specialiai džiovintuvą, nes žinojau, kad šiandien vakare tikrai nenorėsiu plauti galvos, rytoj neturėsiu laiko, o jeigu rytoj neišplaučiau, tai čia būtų visiška tragedija. Tai vat, ir man gal 13 metų buvo, 18. Kaip laikas bėga. Aš netikiu, kad man šiemet 20 sukaks, aš suprantu, kad metų pabaigoje, bet still, ta prasme man bus 20. Ką jūs turite omeny, man galvoj, man 16, man 17, man nėra 18. Kokios teisės? Aš 3 mėnesius jau nevairuoju. Turim variantų, reikia apžiūrėti, bet neturim laiko, kada mums su tėčiu vienu metu susitikti, kai aš negaliu, tai tėtis gali, kai tėtis negali, aš ne. Žodžiu, jūs supratot, aš čia neaiškinsiu. Prisipirkau maisto ir atsivežiau tiesiog čia, tai varškės nusipirkau, nes skanu. Galbūt padarysiu kokius varškėčius, maybe pavogiau iš namų Filadelfiją, labai daug žinau, ir čia grietinėlę pavogiau iš namų, bet, ką aš padarysiu, bet pomidorus ir čia viščiukų, broilerių, vidinę filė nusipirkau. Šiaip aš kai pagalvoju, pažiūrėjau į savo išlaidas. O Jėzau. Ne į išlaidas, bet į tai, kiek pinigų man lieka mėnesio pabaigoje. Aš tokia, o kur visi pinigai laik? Ir aš suprantu, kad čia tiesiog didžioji dalis maistui išeina, nors negaliu pasakyti, kad aš labai daug išleidžiu maistui. Aš nežinau, kur dingsta. Reikia rimtai prisėsti ir išanalizuoti, kur dingsta mano pinigai. Ne, aš suprantu, kad pirmiausia, tai aš ten atidėjau universitetui sugrąžinti skolą. I'm just crying, like, guys, kodėl tai brangu, kodėl aš turiu sumokėti už tą mėnesį, už vieną mėnesį beveik 1000 eurų. Tai, žodžiu, po to kelionė atsidėti, žodžiu, vien tik atsidedu pinigus, pinigų nėra, gerai, grodį ten nemažai gavau, bet ir apsipirkau nemažai savo skariukus gražiaus. Žodžiu, dabar pagaliau prisėsiu prie kompo, reikia šią vakarinę parašti, jaučiu varškę suvalgysiu su grietinė ir su uogienė ir tada žiūrėsiu pamokas, nes ruošiuosi vienam egzui. Jo, bet aš nenoriu čia keiktis, bet kai aš pagalvojau, kad beveik 1000 tiesiog atiduoti, gerai, ne tiesiog atiduoti, bet realiai aš ten lankiau, kiek aš ten lankiau tas paskaitas. Pirmą savaitę buvo kaip įvadas, susipažinkite tarpusavyje ten apie universitetą ir panašiai.
Toliau antrą savaitę aš lankiau, trečią savaitę aš buvau, ar ne? Per trečios savaitės pradžioj aš apsisprendžiau, kad aš išeinu. Tai va, tai beveik 3 savaitės, sakyčiau. 3 savaitės ir 1000. Aš tiesiog... I just can't, like, I can't. Gerai. Einam valgyti ir tada klausytis pamokų. Biški pramiegojau. Turėjau atsikelt 7:30, atsikeliau 7:05. But it's not bad. Nes matau, kad autobusas atvažiuos keliom minutėm anksčiau. Ne tas, į kurį man reikia, bet vėlesnis. Bet su juo irgi pagal viskas spėju, jeigu jis dar ir minutę anksčiau atvažiuos, tai su... Oi. Gerai, aš supratau. Nors nesupratau, kas čia buvo. Tai žodžiu, judame darbą. Ir I think we can say goodbye to each other. Ačiū, kad žiūrėjote ir ate.